Sveiki. Daugai Mindaugai. Paleidžiu sabėlę. Leis. Gražios vietos. O, yra. Yra. Atsikabino. Ei, nu please, nu kodėl? Sveiki, mėly bičiuliai. Trumpai keliais žodžiais apie praeinantį šlakių žiemos pavasario sezoną. Kai kam jis buvo turbūt vienas geriausių istorijoje, ypač kas gyvena Žemaitijoje. Ten rekordiniai metai, baltas pavydas tiem, kurie turėjo galimybę ten atsižvejoti. Jeigu taip įmanoma sakyti, jeigu apskritai įmanoma atsižvejoti gyvenime. Čia aplink Vilnių truputį prasčiau, bet kas turėjo prabangą ir galimybę žvejoti ir daug žvejoti, tai irgi prigaudė pakankamai. Lašišų gal šiemet kiek mažiau. Iš rudens atsimenam, kad ne kažką buvo, bet šlakių tikrai yra upėse ir nemažai. Aš pats asmeniškai neturėjau dėję tokios prabangos žvejoti tiek, kiek noriu. Atrodo, kuo toliau, to tam gyvenime mažiau laiko hobiam. Žiauriai liūdna, kad taip. Žiauriai norėčiau žvejoti dažniau, bet šį sezoną retai labai gaunasi. Priebėgom ne tada, kada nori, ne tada, kada reikia. Kelios išvados. Sezono pradžia, galima sakyti, pati pirma diena. Labai daug ką reiškia. Tikrai yra žmonių, kurie vien per tą gruodžio 31 sugaudo tiek žuvies, kiek kiti per visą sezoną. Jau šiemet tai tikrai 100% išvadą padariau, kad kas pirmesnis, tas gudresnis. Mes su Mindaugu šiemet, kaip ir suklydom, dėl to, kad svarstėm dar iš vakaro. Ką čia žiemą? Žuvis aktyvesnė per pietus, tai ramiai, niekur neskubėdami. Kur be nuvažiuoja, visi taškai po 5 mašinas, visi užimti. Pasirodo, reikėjo vietą užsiimti. Jau faktiškai tos išalkę labiausiai žuvys buvo sugaudytos. Tai to pasiekoje, liko kas liko. Tai šiaip ne taip ten vieną šlakį kažkur tais. Eidami jau kokie 3 ar 5 per tą pačią vietą pagavom ir tom baigėsi. Buvo įdomus momentas. Žinai, kaip būna atsipalaiduoja valas. Kas ten pas tave? Kas čia yra? Tu matėjai, ne? Šlakis, kas čia buvo? Kažkas tai. Geras. Kaip jis gražiai nuo paviršiaus? Kaip nuo paviršiaus rinko, matėjai?
Geras. Pirmas syk taip mačiau. Geras. Pradau, pradžiui. Jo. Na, vobleris eina. Ne. Aš galvau, kad tavo, žinai, bet... Atbėgu. Och tu. Šmikis. Atbėgu. Mindaugas kažką turi. Šlakis? Tai vis tiek smagu. O, Mindaugai. Sakai, nemėgsti pirmą metų dieną atvarytą, ne? Ką? Biški gausi adrenalino. Tau padėt gal? Duok, aš tau meškerę gal palaikyti. Aš laikau žvalą. Tu laikai žuvį? Atkabinau, dabar tik tai gražiai jį. Pažymė. Teisingai, Mindaugai. Sekundę, pažymėm. Nuo 8 iki metro pemo, ne? Jo. Bet ir turiu su žuvim, žinok, nufotkint. Paleidžiu Sibėlę. Leis. Nu fainai, žiauriai fainai. Užšalai ranką. Vėliau kažkaip ir laisvų dienų neturėjau, bet ir sekė pakankamai nemaži šalčiai, dėl ko pradėjo nešti ižą, lytis, ledo, galiausiai ta pati neris vietomis užsitraukė ledu, tapo nebežvejojama. Kaip ramiai. Bet kaip ramiai savo eina. Čelnio patelės. Čia net va taip, jeigu filmuotas būtų vaizdas, tai net nesuprastum ar šventoji ar neris, taip jeigu į tolį. Nu, čia kaip tu sakei, tų fainų tokių momentų yra, kur eina vobleris, dirba, pis sustoja, žinai. Jo. Labą dieną. Sveiki. Pasiėmęs tėvadienį nuvažiuoji prie upės ir matai, kad nerandi vietos, kur apskritai užmetimą padaryti, nes plaukia lytis, vis dar ledas kažkur laikosi, srovė belenkokio stiprumo, vandens aukštis belenkoks, nu ta prasme sąlygos buvo be galo sudėtingos. Nu, su BMW čia tikrai neprivažiuočiau, nes net Hailanderio dugną pastoviai liečiu. Nu, bet žodžiu, smagu, kai gali pasitikėti mašiną ir nepergyventi dėl to, kaip čia išvažiuosi ar dar kažką. Oras šiandien fainas, +3, ramybė, bet ar tai galima pavadinti, kaip sakyt, gerom žvejybai sąlygom, tai nepasakyčiau. Pirmas dalykas, prieit be šansų, nežinau kaip čia tos voblerius traukaliuot, o antras dalykas, tai žiūriu, kad, nu, atrodo, prie mieste nesimatė tų benešančių lyčių, o čia, vat, nors ir jos tokios minkštos, bet visa neris padengta tom lytimis. Nelabai čia žvejojama. Visiškai nežvejojama, bet tiesiog jau atvažiavau, tai nėra ką daryti. Aišku, ką daryti? Kai jau atvažiuoji, bandai kažką bent pabūt gamtoj, žvejoti. Ką, draugės? Vienintelė užuovėja jom čia nuo lyčių. Nu, ką, draugė? Pirmassyk šitoj vietoj, bet aš pasakysiu, atrodo žiauriai šiaip perspektyviai. Čia susiaurėjimas, posūkius ir čia vidinė posūkio dalis ir va srovytė, nu tiesiog tobula. Tik tai kaip ant to ledo užlipti, va čia tai bėda. Nes aš taip, pavyzdžiui, asmeniškai bijau ant jo lipti. Nežinau, man čia nejauku visiškai. Bet šiaip tai šita atkarpa superinė. O prie Pagainių buvau nuvažiavęs, visiškai užšalus neris sustingdyta. Ledų sąnašos, nu žodžiu. Užšalus nerį netgi buvo keletą savaičių, kai Žeimena vietomis irgi buvo užšalus. Su Jonu specialiai nuvažiavom iki Žeimenos pasižiūrėti, Žeimenos netgi intakų. Buvo labai keista matyti, kad sraunios, tokios šaltavandenės upės ir irgi pasidengia ledu.
ten pro jį pralysti, aš nežinau. Tai aš pabandysiu pakelti. Pro tą pravirtusi medį. Nežinau, bet ir šakos labai taip. Pralindom lygtis, ne? Fū, gerai. Tikra žiema žiemužė. Ne, Džoni? Čia kaip atrodo dabar Žeimenos ir Lakajos santaka. Lakajos visiškai nebematyt. Nu va, buvo upė, bet nebėra upės. Visiškai. O štai kaip atrodo santaka, baisiai pavojingai. Mes esame upė. Gylis čiagi belenkoks yra, žinai. Man toks jausmas, kad aš jau čia stoviu, tiesą sakant, ant vandens jau. Pavojingai iš tikrųjų, čia taip žvejyba tokia, žinai. Vėlgi, kas daug lankstesnis darbo grafikų ir panašiai, vos pastebėję nuslenkantį ledą, vėl turėjo turbūt geriausių tokių savo istorijoje žvejybų ir ne vieną ir ne dvi. Aš nepataikiau ant tos bangos, sakykime, gerokai post factum. Vieną kitą kartą pavyko ištrūkti prie upės. Lydekaitė turbūt. Jo. Kur verta visai smagu būtų, žinai. Ką? Atsikabino. Turėjai? Taip. Aš mačiau viršūnę tavo, kad... Bet rimtai? Po tuo medžio šaka, man atrodo. Taip. Nu, aš mačiaugi net valo galą tavo. Priliečiau ryte, priliečiau meškerę, ar ne šaka ir man toksai. Nu, aš mačiau, sakau, ašgi į meškerės galą žiūrėjau tavo, žinai, toksai tuk, žinai. A jie mėgsta, vat, supranti, čia jeigu šlakys, jis kažkaip po tom, va, tokiom šakom jie mėgsta. Aš nežinau, kur čia ta logika, bet jie mėgėjai, žinai, yra tokiam įsidėstyt. Ne, bet jeigu čia to nebepaims, nes jau buvau užsikabinęs. Nu tai po vieną nestovi, Mindaugai. Aš tai lašio norėčiau, man tie šlakiai iki šiam centimetrų tai tokie biški, kad bent arba stambus būtų, žinai, tas šlakis. Nu, dar šlakio patinėlis būtų, jaučiu labai faina, žinai. Jis vis tiek toks biški kitokia žuvis, stipresnė. Keista, vasaros pabaigoje tokie būdavo. Kad turi minti, kad ne baltas? Vada vėla labai. Nu gal. Tos žvejybos nebuvo labai lengvos, bet vieną kitą žuvį pavyko visgi pagauti. Nu, su savo bambuku būčiau tikrai neprivažiavęs. Rytas šiandien tai nesveikai kurioziškai prasidėjo. Kaip ir žinojau, kad aukštas vanduo, bet vis tiek atvažiavęs į vietą, kaip visada negali patikėti, nu negi toks aukštas. Pirmi metimai su mėgiamu vobleriu ir iškart supranti, kad nevelniais ten net. Ir apskritai net atstumu negaliu damest, reikia užbridinėti, tada iki bambos tik tai kaip įbridau. Ir jaučiu, kad per abi kojas vanduo tik veržėsi, aš jau visas šlapės. Nu galvoju, čia gerai rytas prasidėjo. Išlipau į krantą, piktas kaip šeškas. Iš vis tokių minčių buvo gal net namo važiuoti tiesiai. Kai visas šlapės, šalta, užmest normaliai neina. Gerai galvoju, nusiramink, jau esi prie upės. Visada planui B dėžutė yra pora blizgučių. Nu ir kaip visą laiką, kaip tyčia, vat, pačiu tokių netikėčiausių, kaip čia momentų, kada esi giliausiai duobėjai. Pirmas metimas su ta blizgutė. Su vobleriais. Neina normaliai užgilinti, vanduo be galo aukštas. Tai užsidėjau blizgutę. Visai kitas darbas negu su vobleriu prie tokio vandens. Jinai gražiai iš karto prie dugno, tokia tik, meškerės špicas, tik, žinai. Ir tik priartėjo prie tos jau, kaip čia, menamos kranto linijos, kur nusekus vandeniui būna, nu, kur žolių ruožas. Ir smeigia iš karto žuvis, be ceremonijų. Nu, aišku, ir dabar kaip tyčia. Kameras neįsijungęs buvo.
ir taip kažkaip atrodo pagal kibimą tai šlakis, bet tai blemba, taip kažkaip eina. Nu, aišku, labai srovė stipri, nieko padaryti negaliu, atrodo, nešo, ten paskui žinau, vietą gerai žinau, kad rąstai sukrytė į vandenį. Kai pradėjau eiti už tų rąstų, supratau, kad, nu, šakės, aš nebeištrauksiu, užsisuksinai ten, nupjaus valą kaip ir baigtas kriukis, žinai. Iki jos mens įsibridęs bandau ten prie tų rąstų artėti, jaučiu, kaip vėl vanduo į vidų kelnių čiurlena, bet adrenalinas daro savo, kažkaip nešalta atrodo visai. Be šansų, žinau, kad stažuojam kaip yra, čia ištraukti. Be šansų, nes čia gilu yra. Tas momentas, kai jauti, kad valas užkabintas už medžio, bum bum, jauti, kad, nu, kažkas dar lygtais ten šiek tiek juda, ten vibruoja, matyt, žinai. Tai tiesiog, nu, laikiau kurį laiką, ta žuvis kažkaip pati neužsibuvo po to rąstų ir išlindo, vėl žiūriu, lygtai valas link vidurio eina. Galvoju, o tikimybė ištraukti padidėjo vėl. Aš ją kažkaip traukiu, stebuklingai. Pats netikiu tuo, bet užėjau už medžių šakų. Pats visiškai to netikiu. Matau, kad, nu jo, šlakis, bet, nu, toks jau solidus, sakyčiau, nu, ta prasme, ne rekordas, gražus, šviesus. Visgi, matai, kai aukštas vanduo, jie matyt prastai mato. Jeigu aš būčiau ant woblerio su vienkabiu, tai būtų tik tais eilinis kibimas ir atsikabinimas, net nebejoju. Dėl to, kad jisai pilnai į burną paimti nepataikė, prispaudė tą blizgę ir kadangi blizgė su trikabiais, vienas trikabis įsikabino čia į išorę. Aš jau galvojau, kad aš tavęs nebeištrauksiu. Ui, gražuolis. Oi, gražuolis. Fantastinis. 7 comai. Gražiai žuvytė. Nežinau, aš labai nepatenkintas tuo traukimu.
nepasiruošęs, visas šlapės, rankos dreba, iš rankų viskas lysta, krenta, nu, žodžiu. Supratau, kad sportinę formą esu gerokai praradęs. Va tokie vaizdai tai labai erzina prie upės. Turėtų būti išsilavinę, atvažiuoja žvejoti į Lietuvą karališkos žuvies. Ir palieka va prie upės, lyg niekur nieko, skarbonkės. Tai kažkaip tais, kažkaip negražu. Žvejojat karališką žuvį, tai bent nesielkit kaip, suprantat apie ką. Reikėtų paminėti, kad Neries lygis faktiškai keletą mėnesių, sausį, vasarį ir kovo pradžioj laikėsi labai aukštas. Žvejyba buvo tikrai nelengva, sakyčiau, mažesnėse upėse, intakuose. Na, ta pati Žemaitija puikus pavyzdys. Sąlygos buvo daug geresnės ir apskritai mažesnė upė žvejyba daug paprastesnė, lengvesnė, lengviau tą žuvį surasti, koncentruotą. Neryje tuo tarpu ir prie tokio ypač aukšto vandens tikrai buvo ką veikti, surasti bestovinčią žuvį. O net ir suradus, įkalbėti ją, pasiūlyti tinkamą masalą, ta prasme, irgi buvo reikalų. Gražuolis ąžuolas. Tik akmenukas, didumo. Gražios vietos, nerealiai. Vakar buvau žemiau Vilniaus, net nepalyginsi, skirtumas didžiulis. Šakės kiek čia ledo, nežinau kaip aš čia pavaikščiosiu šiandien. Labai gražus rūkas ten tolumoj susidaręs medžių lygmenį. O, yra kažkas. Yra kažkas. Yra kažkas. Yra kažkas. Yra kažkas. Gražiai. Gražiai, nedidelis, manau, šlakiecas, bet yra. Jo, šlakis. Matau, kad šlakis. Gal ir nelickas, bet... Atkabinsiu nuo sekundę. Lygiai 60 centimetrų. Dar vienas šlakiukas. Labai gražus. 8-4-4. 0-8-4-4. Tuoj. Stave paleisim. Tuoj. Nu, gražus tu šlakis. 60 centimetrų. Viskas tu jam bus gerai. Dar sykį pakeliam prieš kamerą. O, čia gražuolis. Nori plaukt? Plauk. Antra diena, antras šlakis. Gražu. Fainai. Visai fainai.
džiaugiuosi pasirinkimu rytiniu, paskutinė sekundė, kaip čia pergalvotų, nes, man čia tai patinka tokia ramybė ir tuo pačiu tokia klasikinė šlakinė vieta ir gal net ne tik šlakinė iš tiesų. Ir vakar kaip ir pagautas didesnis šlakis, bet kažkaip šiandien tas visas procesas toks daug smagesnis. Man ten kažkaip ta žvejyba aplinkui šiukšlės, prieimai baisus, sminga kojos į dumblą. Čia daug smagesnė žvejyba. Toks jautiesi visiškai laukiniai gamtoj. Malonumas tai yra visa visuma, ne vien žuvis, visas procesas. Oras geras ir gamta graži, ir vanduo švarus, ir žmonių nėra. Šiemet tikrai mažai labai žvejoju. Aš net neketinu lygintis su chebra, kurie ten dešimtimis gaudo ir ypač Žemaitijoje. Neturiu nei tam laiko, nei galimybių. Vasario pačiam gale, savaitgalis pirmas realiai po ilgos pertraukos. Šiek tiek žvejoju šeštadienį pusdienį, sekmadienį beveik visą dieną. Ką galiu pasakyti, žuvies panašu yra. Tikrai eina pagaut, kai aš čia per kelias žvejybas jau 2 skaityk pagavau. Bet abi žuvis tiek vakar, tiek šiandien visiškai prisispaudę prie kranto. Matai, vandens daug. Man asmeniškai prie aukšto vandens kur kas geriau šiemet dirbo blizgutės. Ta buvo tikrai situacija, kai tą patį ruožą praeini 3 kartus, nes tiki, kad ten turi būti žuvis su įvairiais wobleriais ir nieko, jokio atsako, atrodo kaip į šulnį. Ir užtenka tik uždėti blizgutę ir faktiškai pirmais metimais iš karto kažkas atsišaukia, atsiliepia. Akivaizdu, kad blizgutė tiesiog praeina giliau, tai žuvį geriau vilioja prie tokių sąlygų. Yra. Va. Aš sakau, dirbi ir išdirbi. Jaučiau, kad turi būti. Jaučiau, kad... Čia šlakis. Bet still. Fainai. Jėga. Gal net ir nešla. Ei! Come on! Ei, Atsikabino. Ei, please, kodėl? Taip gražiai, atrodė, užsėdo viską, jau čia, Ai. Bet prie pat vėl kranto linijos, Žiūrėk, pirmas metimas. Eik tu, mamas. Pirmas metimas. Kas čia yra? Kodėl neužsėda? Taip negaliu. Antras iš eilės penktadienio vakaras po darbų. Ir antrą kartą nesugebu užkirst žuvies, atsikabina toj pačioj vietoj. Tik skirtumas tas, kad dar prieš savaitę dar vanduo buvo aukštesnis
Ir ta žuvis po, nežinau, čia ilgo žaidimo, po valandos geros laiko tik tais pasirašė visiškai palei krantą prisispaudus prie žolių linijos. O šiandien tai tokia visai kuriozinė situacija. Atėjau iš karto tą pačią blizgutę uždėjau ir pirmų metimų. Ir šiandien jau taip, kaip jinai pakritus vandeniu įprastai ir būna. Jau taip gerokai toliau nuo kranto. Taip link pirmo trečdalio vagos. Ir toks gražus lašišinis toksai patempimas. Aišku, pažiūrėsiu video, bet aš šį kartą tai tikrai save kaltinu, kad nepakirtau, nežinau. Tas blizgės pravedimas yra toks labai specifinis, tu ta prasme nuleidi meškerę žemyn, taip rausi dugną visą. Laikai iškėlęs. Ir aišku, kai žuvis kimba, tada labai sunku iš peties tą pakirtimą padaryti, bet žodžiu, taip jaučiuos durnai dabar. Čiučiut atlenkė kablį. Va čia ta blizgutė, Pensilvanija, šitie kabliai ok, o šitas va toks truputėlį atlinkęs. Žiauriai abidna, žiauriai liūdna. Aš aišku dar nenuleidžiu rankų, dar dirbsiu čia, gal dar yra ir daugiau tų žuvų, gal su wobleriais bandysim, bet kartais taip nutinka. Taip vėlai, aš pirmą sykį turbūt turiu kibimą, kovo 22, taip vėlai nesu turėjęs. Čia per pastarąsias dienas tokiais teko pravažiuoti ir taip kažkaip džiaugiuosi, kad nebijai važiuoti su mašina tokiais keliukais visokiais. Automobilis šitą susitvarko, o man nereikia nerimauti ir galvoti ne apie žvejybą, o tai kaip ar neužklimsiu kur nors. Sėdė kažkas sėdė, aš taip ir galvau, kad čia yra žuvis. Čia turėjo būti žuvis, bet čia lydeka, bliam. Ar salatis čia, nežinau, kas čia sėdė, bet čia kažkas nešlakis. Ne. Šlakis, ne, čia salatis, žiūrėk. Salatis ir toks visai pusiau subėda. Vietoj salačiokas, matai, gilija. Tik natūralų masalą uždėjau ir iš karto, matai. Ką mes čia pagavom? Kokių dar išvadų? Gal kitiem ir savaime suprantamas dalykas, man tai tam tikra, kaip sakyt, atradimas ar tokia savo pasidaryta išvada, kad žiemos pavasario sezoną, ypač kai vanduo aukštas, srovė stipri, tai truputį kitaip negu rudenį. Tu ieškai tokių upės vietų, kur grinai upė daro vidinį posūkį. Ten, kur galbūt rudenį iš vis net nežvejotum. Žiemą jau ne kartą teko įsitikinti, tie vidiniai posūkiai visai veikia. Kuo vanduo aukštesnis, tuo žuvis labiau, dažniausiai prie kranto prisižliejus laikosi, krentant vandeniui, jau vėl būna ir atsitraukia ir tolėliau į tas savo mėgiamas vietas. Pavyko atrasti vieną kitą perspektyvę žiemai naują vietą, dėl ko labai džiaugiuosi.
Dar vieną kartą. Nu čia žiauriai, žinok. Čia aš pagal blizgės darbą, čia yra idealiai, va čia, kur tu stovi, kur aš stoviu, kur mes mėtom, va ten, kur pargrįžinė masalas. Čia yra, nu, labai gera duobė ir čia, nu, turi būti žuvis. Nu gerai, tu dabar užmetinėk. Perfekto. Labai gerai, Jonukas. Dabar aš, nu, klausyk, Jonai, davai susiemam ir pagaunam čia. Čia reikia pagauti, žinau. Biški dabar palauk. Dabar jau mano pargrįžta. Blizgutė, vibruojanti visa. Čia tokia gera duobė. Matai? Nu aš jaučiu, supranti, aš va paleidęs blizgę esu ir jinai niekur nesikabina, eina giliai, nu ta prasme čia yra, nu dėl to čia ir stovi ta žuvis. Čia yra labai... Jinai mėgsta gilį? Nu tokių va žiemos metu aš manau, kad jinai tikrai mėgsta duobes dėl to, kad ten vanduo šiek tiek šiltesnis, nu geras srovės greitis, nu jai gerai ten. O, buvo. Buvo Jonai kibimas. Ne, aš nemeluoju. Čia yra žuvis. Fū, blin. Blemba. Bet žinok, geras ženklas yra tas, girdi Jonai, kad jinai nepajuto kablio. Čia ne, nu toks buvo, nu kaip čia pasakyti. Vėl ant tos pačios Ateik čia, Jonukai, ateik iki manęs. Kaip yra visgi tas žiemos metu tas faktorius, kažkoks laikas X, kada žuvis suaktyvėja, nu kad ir šiandien, ne, tuo pat metu faktiškai. Ar reiškia X? Nu, kažkoks momentas, nežinomas, turiu minty, kad ir šiandien man kibimas ir žmogui iškart kibimas. Tuo pat metu, nors prieš tai mėtėm nieko, nei jam, nei man nieko, ne? O, pasižiūrėk. Matai, Jonai? Eik pažiūrėk, traukia žuvį. Taip, ištrauk. Eik pažiūrėk, traukia jau, matai? O. Gerai, gražiai, išplaukė. Nesupranti dėl ko, nes, nu, tau atrodo, kad čia viskas labai kad va, atvažiavom, kažkas čia kibimą turėjo, kažkas žuvį pagavo, bet iš tiesų tai mes šiandien atvažiavome labai gerą vietą, suprantim? Akivaizdu, nes, nu, mes radom žuvį, iš karto radom žuvį. Matėm, kad yra žuvis ir išėjimą pamatėm, ir kibimą turėjau, ir šalia žmogus pagavo. Tai reiškia, mes labai gerą pasirinkimą padarėm, kur atvažiuoti. Kiek su šitą žuvim yra taip, Jonai, kad reikia labai kantrybės daug, nu. Bet kaip ten tie vyrai atėjo, pagavo, išėjo. Tu girdėjai, ką sakė tas vienas vyrukas? To žmogaus, tai buvo pirmas gyvenimo, šlakis. Apskritai, pirma lašišinė žuvis. Nu, jam šiandien įvyko žmogui, kaip čia pasakyti, toks kaip stebuklas mini. Nu, jis reiškia, daug kartų bandė, žvejojo, nieko, žinai, išėjom pagavo. Atsinešė labai tikėjimą didelį turbūt. Šitom žuvim taip yra, nu, tu kartais ateini, atsinešė labai didelį tikėjimą ir vat pavyksta, žinai. Žvejų skaičius kasmet iš tiesų yra smarkiai didėjantis ir šito žvejyboje labai daug lemia ir tai, kad kelintas tu pateikinėjai savo masalus tai pačiai žuviai. Dažnu atveju gaudom tas pačias žuvis, tai prasme, vietos pasirinkimas, žuvies paieškos ir galbūt ir kažkoks tai šeštas jausmas, galbūt patirtis, sakyčiau, labai daug lemia ir nusprendžia šitoj žvejyboje. Apskritai žiemos sezonas toks įdomus dalykas, daug skirtingų nuomonių. Vieni sako, kad oi, kaip lengva jau čia žiemą pagauta žuvis, randi žuvį ir jinai čia kimba, kaip patrakus, žodžiu, visiškai skirtingai nuo rudens. Nu, ir sutinku ir nesutinku. Žiemą yra kiti niuansai. Apskritai žiemą ta žvyba iš principo sudėtingesnė. Dienos šviesaus meto daug mažiau, šalta, nemalonu vienoje vietoje stovėti, ne visos vietos žvejojamos, ne visur prieisi. Dėl žmonių kiekio, kaip minėjau, sunkiai
rasi tokių vietų, kur jau bus kažkas nepraėjęs. Ta prasme, taip, kartais pasiseka, tikrai žiemą, kai atsiduri reikiamų metų reikiamoj vietoj ir tada gali turėti tikrai ir ne vieną, ir ne du kibimus. Tai va, tai toks tas sezonas, toksai, kaip sakyt, tokie įvairūs sumaišyti jausmai, kaip ir tikrai įsitikinau savo kailiu, kad žuvies buvo galima pagauti, net ir aplink Vilnių, ne tik Žemaitijoje, bet kažkokių asmeninių rekordų ar pasiekimų didelių nepasiekiau, nenuveikiau. Varliukas. Mėginsim imituoti tikrą varliuką. O, sėdė. Sėdė. Bet jau smūgis geras buvo. Tu sako, koks smūgis. Ant varliuko. Salatis. Eik tu, salatis tu. Och tu. Tu kaip išgazni. Aik tu. Palauk. Blin, kaip čia slidu. Šakės. Palauk. Net nespėjau nufilmuoti normaliai. Kaip jis pabėgo, nu. Tai ženklas, kad viskas. Sezoną reikia uždaryti. Vanduo sušilo iki 7 laipsnių. Užtenka. Ko neprilaižysim, kaip sakant. Nu gerai, kalė per nagus. Dar vieną išvadą, kurią padariau, tai ir veiksmus padariau, jau užsisakiau graibštą šlakių žvejyboj. Dažniausiai taip nutinka, kad pagauni žuvį būdamas vienas. Nori ją pažymėti, pamatuoti, dar nuotrauką pasidaryti. Stengiasi ten kaip įmanydamas tai žuviai kuo mažiau pakenkti, kuo daugiau laikyti vandenį, bet tikrai tai tikrai yra nelengva. Tai pamaniau, kad visgi graibštas šitoje vietoje bus rimtas pagalbininkas. Na ir ką, baigiantis šlakių sezonui, labai laukiam prasidedančio upėtakių sezono. Tikėkimės, jisai atneš dar fainesnių įspūdžių ir nudžiugins, nustebins. Iki kitų kartų.